Mes esame Dievo kūrinys. Sveika bažnyčia, naujausias Dievo kūrinys. Ir savo sūnų Jėzų Kristų Dievas sukūrė bažnyčią. Kristaus kūną žemėje. Tuos, kurie tiki Jėzumi Kristumi ir kurie gyvena šventąją dvasią. Kurie gyvena maitindamėsi ne vien duona žemiška, kurie gyvena maitindamėsi Dievo žodžiu. Taigi mes esame tie, kurie patyrėme Dievo buvimą, patyrėme, kad Dievas gyvas ir šloviname jį, nes širdis trokšta atiduoti jam padėką. Širdis trokšta atiduoti jam šlovę. Ar taip? Taigi pakilkime visi ir šlovinkim gyvąjį Dievą, kuris yra čia, savo dvasia. Viešpats yra. Vakar šiandien ir per amžius jo malonė amžina. Vakar šiandien ir per amžius gyvas esi myli tave. Vakar šiandien ir per amžius tu nebaimės džiaugtis gali. Jeigu Jėzus tavo viešpats ir jo žodį gyveni. Jeigu Jėzus tavo viešpats ir jo žodyje gyveni. Vakar šiandien ir per amžius tavo vardas Jėzaus širdy. Alleluja, šaukiam alleluja, alleluja, šaukiam alleluja, alleluja, šaukiam alleluja, alleluja, šaukiam alleluja. Vakar šiandien ir per amžius tavo vardas Jėzaus širdy. Alleluja, šaukiam alleluja, alleluja, šaukiam alleluja, alleluja, šaukiam alleluja, alleluja, šaukiam alleluja. Vakar šiandien ir per amžius tavo vardas Jėzaus širdy. Alleluja, šaukiam alleluja, alleluja, šaukiam alleluja, alleluja, šaukiam alleluja, alleluja, šaukiam alleluja. Vakar šiandien ir per amžius tavo vardas Jėzaus širdy. O dabar savo kaimynui parodykit pirštu ir pasakykit. Vakar šiandien ir per amžius tavo vardas Jėzaus širdy. Tavo vardas Jėzaus širdy. Viešpatie meilė tavo išliečia, deda vien tamsoje esmingai. Jėzau pasaulio šviesa šiandien, laisvė tiesos žodžiu steigi. Švies viešpatie, švies viešpatie, švies Jėzau švies, žemė Tėvo šlovės pripildyk. Dvasia liepsno, ugnimi širdis uždeg.
garbinu tave savo jėgomis, tu viešpats esi. Tu viešpats esi, tu viešpats esi. Tu viešpats esi. Dėkojam Viešpatie, šloviname Tave, Jėzau, ir aukštiname Tavo vardą. Tu esi vienintelis vertas šlovės, mes lenkiamės prieš Tave. Tu esi mūsų karalius ir mūsų viešpats. Ir Tu teiki dvasią, Viešpatie, mes ištroškę Tavo dvasios, mes ištroškę Tavo gyvybės, Dieve. Dėkojam Tau, kad Tu surinkai mus čia šitoje vietoje ir kad mes visi galim vienu balsu pakelti balsus į Tave, visi kartu, kaip vienas kūnas, Viešpatie. Tegul Tavo vardas būna mūsų tarpe išaukštintas. Mes lenkiamės prieš Tave, Viešpatie. Ačiū Tau už viską, ką Tu darai mūsų gyvenime ir ką Tu darysi. Amen. Ačiū Dievui, kad galim laisvai susirinkti kartu ir nieks mums nedraudžia susirinkus šlovinti Dievą. Ne visada tai buvo ir ne visada tai bus. Bet šiandien gera diena, graži diena. Mes kartu tikintis Jėzumi Kristumi vienoje vietoje ir prie mūsų nestovi kareiviai su šautuvais, mūsų neuždarė nieks į kalėjimą dabar. Dabar laikas, kada galima ieškoti Viešpaties, jį atrasti ir galima tai daryti laisvai. Mums nereikia dėl to kentėti, mūsų kūnui nereikia to kentėti. Buvo dienos, kada dėl to, kad, o šitaip kaip mes sakėm, Jėzau, Tu Viešpats esi, mus suimtų ir išvestų į uždarytų kalėjimą. Ar žinot, kad buvo tokios dienos? Pabandykit dabar kur nors Sirijoje, kur veikia musulmonai, pasakyti, Jėzus Kristus yra viešpats. Ar Turkijoje, užregistruokit bažnyčią tenais, valstybinį institucijų kokiai, kad mes pradėjome garbinti viešpatį Jėzų Kristų. Pamatysim, kad ir šiom dienom dar yra žemėje tokių vietų, kur už tai sulauktumėm bausmės. Aišku, šią dieną ir pas mus yra savų persekiojimo formų. Bando suskaičiuoti valstybė visus tikinčiuosius, suregistruoti, kad atėjus laikui galėtų paklausti, o ką tu darai? O kodėl tu garbini ne, pavyzdžiui, Landsbergį, ne Landsbergį dabar, galbūt kažkokį kitą, Makroną? Kodėl garbini ne Makroną, o Jėzų Kristų? Arba Trumpą. Kodėl? Tu garbindamas Jėzų Kristų pažeidi kitų teisės, sakys. Gėjų teisės, musulmonų teisės, ateistų teisės. Ir pasakys, ne, negalima to daryti. Romos imperijos laikais, maždaug prieš 2000 metų, tai pasakydavo taip, ir remdavo Kirilį prie kaklo ir sakydavo, išsižadėk Jėzus Kristaus ir pagarbink imperatorių ir galėsi toliau gyventi ramiai. Jeigu nepagarbinsi, arba galvą tau nukirsim, arba pririšim prie stulpo ir padegsim ir naktį šviesi. Ir parašyta istorikų, kad Romai nereikėjo žibintų tam vienu laikotarpiu, nes krikščionis buvo už žvakes. Krikščionis
Tie, kurie išpažino Jėzų Kristų viešai, liepsnojo gatvėse ir apšviesdavo gatves. Čia aš ne pasakas pasakoju, bet yra istorikų užrašyti žodžiai. Dabar paprašysiu pakelt ranką, kas turi tiek jėgų, kad galėtumėt neišsižadėti Jėzus Kristaus, kai įrems šautuvą į galvą. Musėt. Musėt neišsižadėti. Petras buvo pirmutinis, kuris šaukė, aš su tavim, kad ir į mirtį. Kai manot, Petras buvo toksai silpnas, vargšelis. Petras buvo toks stiprus, kad net ausį nukirto, kai Jėzų suimti bandė. Vienam iš kareivių. Kalaviją turėjo. Pagal tai, kaip jis rašo, kaip jis elgėsi, matos, kad smarkus vyras buvo. Ir jo pasiryžimas mirti dėl Jėzus buvo tikras. Jisai tikrai neabejojo, kad gins Jėzų iki pat mirties. Bet ar jis gynė Jėzų iki pat mirties? Ir jam pritrūko jėgų. Pradžioj tai nieks gal gyvybės nenorės atimti. Norės tik jūsų butą, arba namą, arba mašiną, arba jūsų brangų žmogų. Kas lengvai išsižadėsit viso savo turto dėl Jėzus Kristaus? Tai prameš širdinį, kas turi tiek jėgų? Čia retoriniai tokie klausimai, kad mes patys savo sudrums biškį mūsų sąmonę ir pamastyti. Jeigu Jėzus Kristus brangus, mes kaip ir Petras, kaip sakyt, laikysimės jo, kiek įmanoma. Jeigu jis brangus, jeigu jis brangesnis už turtą mano, už mano artimą žmogų, už mano gyvybę. Bet jeigu jis jo vertė mano gyvenime, mano sąmonėje, mano prote, mano širdį, truputį mažesnė už visą kitą, tai tada aš saugosiu ir gelbėsiu tai, kas man brangiausia, ar ne taip? O šiandien noriu pakalbėti apie tai, kas gali mums, ne tik tai va tokioj kritiniai situacijai, kaip aš dabar pasakiau, kad iš mūsų pareikalaus kažko už tai, kad mes tikime. Noriu pakalbėti apie tai, kas mums gali padėti, vienintelis, kas gali mums padėti, ne tik tokiai kritiniai situacijai, bet ir eilinėse gyvenimo situacijose garbinti Jėzų Kristų dvasiai tiesoje. Tarnauti Dievui iš tikrųjų, taip kaip Jisai nori. Ne taip kaip aš pats susigalvojau, ne pagal mano religiją sugalvota, bet gyventi taip, kaip Dievas iš tikrųjų nori. Kas mums gali padėti? Atsiverskime Apaštalų darbus, 2 skyrių, Apaštalų darbų knygą. Ketvirtoji eilutė užrašyti tokie žodžiai. Čia rašoma apie mokinius, Jėzus Kristaus mokinius, kurie Jeruzalėje pagal Jėzaus pažadą laukia dovanos iš Dievo, šventosios dvasios. Jėzus išeidamas pažadėjo, sako, aš jums atsiųsiu šventąją dvasią. Liepė pasilikti jiems Jeruzalėje, neišsiskirstyti. Ir mokiniai susirinkę vienam kambarį sekminių dieną, jie nuo Jėzus nukryžiavimo, jo prisikėlimo, pakankamai netrumpą laiką pasislėpę, išsigandę persekiojimo ir bijodami prarasti savo gyvybę, pasislėpę laukia pažado. Ir štai kas 4 eilutėje užrašyta. Visi pasidarė pilni šventosios dvasios ir pradėjo kalbėti kitomis kalbomis, kaip Dievas jiems davė prabilti. Kaip žmogus gali pasidaryti pilnas? Mes žinom tokį žodžius, kai sako, pilnas neapykantos.
bėga per ausis neapykantą, ar per kur jis pilnas pripylė į jį kas nors neapykantos. Nėra čia skylės, nėra dangčio, bet žmogus kažkaip prisipildo. Ar esat kas prisipildė neapykantos kada? Pykčio. Aš buvau. Ir dar kartais pasitaiko. Bet čia mokiniai, kurie laukia pažado, prisipildė šventosios dvasios. Ir kai neapykantos prisipildo mano protas, mano širdis, mano esybė, ta neapykanta pradeda iš manęs bėgti. Bėga per lūpas mano, pasireiškia, kai perbėga per lūpas, tada ir rankos pradeda gestikuliuoti, veido mimika pasikeičia, iš malonios, o kaip dabar, pasidaro agresyvi labai, iš manęs pasireiškia. Iš jūsų lygiai taip pat galiu būtų užtikrintas, kiekvienas iš jūsų tai patyrėte. Bet čia iš mokinių pasireiškia, jie prisipildė šventosios dvasios. Ir ką jie pradėjo daryti? Šlovint Dievą įvairiom kalbom, gavo kažkokią antgamtišką patyrimą visi, ir kad tai antgamtišką patyrė ir tuo metu buvę aplinkui žmonės. Ir mokiniai iki tol bijoja, pasislėpę, drebėję kambaryje nuo romėnų, nuo žydų, bijoja, kad jų nenužudytų. Už tai, kad jie tiki Jėzumi, drąsiai išėjo į gatvę ir pradėjo skelbti, kad Jėzus Kristus yra viešpats. Už tai grėsė mirtis. Neužilgo Jokūbą vieną iš apaštalų nužudė, nukirto jo galvą. Už tai, kad jis tiki. Petras suėmė. Tai buvo rimta mirties baimė. Petras, bijodamas mirties, išsižadėjo Jėzaus, kai jį vedė į vyriausiojo kunigo kiemą ir pabėgo. O čia jie prisipildė šventosios dvasios ir šventosios dvasios pripildymas kažkom tai pasireiškė labai stipriai. Jie daugiau nebuvo bailūs, Petras daugiau nebijojo atiduoti savo gyvybės, jis drąsiai kalbėjo, įtikėjo žmonės, tūkstančiai žmonių tapo krikščionėmis, tų, kurie ką tik šaukė ant kryžiaus jį, atgailavo, pakeitė savo gyvenimą ir atsidavė Jėzui Kristui. Prasidėjo persekiojimas mokinių ir 4 skyriuje, o apaštalų darbų toliau skaitant, 31 eilutė, 4 skyrius. Praėjus kuriam laikui užrašyti tokie žodžiai. Jiems pasimeldus mokiniai vėl susirinko, jau patyrę persekiojimus susirinko, jiems pasimeldus sudrebėjo susirinkimo vieta, visi prisipildė šventosios dvasios ir drąsiai skelbė Dievo žodį. Mes skaitim, kad jie jau buvo prisipildę. Prieš kurį laiką. Kam jiems reikėjo prisipildyti vėl, jeigu buvo prisipildę? Čia kaip vestuvių dieną aš pasakiau savo žmonai, aš myliu tave. Čia gerai pastebėjau, tik tai vestuvių. Moteris, savo sakykit, kurios ištekėjusios ir paskui ruošiatės tekėt. Ar užtektų, kad jums vieną kartą vaikinas ar vyras pasakytų, aš tave myliu? Tai pasakė, aš myliu tave, ką jis nepamelavo. Bet tada reikia tikėjimų būti. Kam reikia dar sakyti kartą ir dar kartą? Turi darbais įrodyti. Taip. Bet norisi, kad dar kartą pasakytų. Jeigu aš paimčiau ąsotį, nematau ąsočio. Įsivaizduokim. Čia, matot, ąsotis. Indas. Dievas mums ant mūsų išliejo dvasios, davė dvasią. Kitoje rašto vietoje parašyta, kad mes esame užantspauduoti šventąja dvasia atpirkimo dieną. Dievas mums davė dvasią.
Ir tos dvasios, čia įsivaizduokim šitas mikrofonas stiklinė, o čia didelis indas. Čia Dievas mums davė indą. Ir dabar kaip man jį iš jo gerti? Ką žmonės dažnai daro, kad atsigertų? Ima didelį indą ir pilas į stiklinę. Ir geria. O jeigu stiklinė uždengta ir aš pilsiu ją. Arba stikliniai kotletas įdėtas. Ir mišrainės. Ką reiktų pirmiausia padaryti? Išimti kotletą iš stiklinės, išplauti ir tada, kai jinai švari, jau galima pilti iš to indo. Tai logiška. Kada Jėzus įvykdė savo pažadą mokiniams dėl šventosios dvasios pripildymo? Sutrumpintai pasakysiu tada, kada jos paruošė šventosios dvasios pripildymui. Kada jos išbandė, paruošė, patikrino. Jie visi buvo patys iš savęs, buvo pripažinti netinkami tarnauti Dievui. Jie išsižadėjo Jėzaus, jie bijojo mirties, jie bijojo, jie buvo pasislėpę. Jie vykdė tik tiek, kiek iš jų buvo pareikalauta. Laukite. Jie iki tol girdėjo žodį apie šventąją dvasią, nors nieko nesuprato. Tiek, kiek suprato, tą jie darė. Jie laukė šventosios dvasios. Patys iš savęs jėgų neturėjo. Gyventi taip, kaip Dievas nori. Dievas pripildė jos dvasios ir jie įgavo naujų jėgų gyventi. Ir jie gyveno kitokį gyvenimą, negi iki tol buvo gyvenę. Visiškai kitokį. Ar Judui išliejo šventosios dvasios? Judui Iskarijotui. Ar žinot visi, kas yra Judas Iskarijotas? Vienas iš mokinių, kuris išdavė Jėzų ir net gailavo. Liko gyventi kaip gyvenęs iki susitikimo su Jėzumi. Ant jo šventosios dvasios Dievas neišliejo. Kodėl? Kotletas buvo. Jo širdis buvo net gailavusi. Kotletas gulėjo to širdyje. Ir Dievas laukia, kaip jį išimti. Dievas negali jo išimti. Iš šitos stiklinės išvalyti galima tik per atgailą. Tik prašant Dievo, atleisk man, aš nusidėjau, aš suklydau, aš pasielgiau neteisingai. Ir jeigu mes atgailaujame, šiandien stiklinė atverčiama iš ten, iškrenta ir jinai išvaloma. Todėl Judas Iskarijotas negalėjo priimti šventosios dvasios, nes atgailos nebuvo širdyje. Petras, kai sakė savo pirmąjį pamokslą, jis sako tiems žmonėms susirinkusiems žydams, sakė, atgailaukite ir jūs gausite šventosios dvasios dovaną. Atgailaukite, krikštykitės ir jūs gausite šventosios dvasios dovaną. Nusigręžkite nuo savo seno gyvenimo būdo, pasišvęskite Dievui ir jūs gausite šventosios dvasios dovaną. Be šventosios dvasios dovanos mes esame paprasti žmonės, kurie vieną dieną numirsime, kūnai mūsų supus, į dulkes pavirs, bet mūsų vidinis žmogus be šventosios dvasios negalės būti prikeltas. Nes šventoji dvasia atlieka šitą gamtinį darbą, prikėlimo darbą. Jėzus Kristus buvo prikeltas iš numirusių šventąja dvasia. Ir mes būsime prikelti iš numirusių šventąja dvasia. Kokius Dievas turi mus ir nori mus atrasti tą dieną, kai mūsų žemiška kelionė pasibaigs. Čia pripildė šventąją dvasią. Jis nori mus atrasti pilnus šventosios dvasios. Laiške Efeziečiams, 5 skyriui. Aštuonioliktoj eilutėj parašyta. Ir nepasigerkite vynu, kuriame pasileidimas,
bet būkite pilni dvasios. Kodėl žmonės prisigeria vyno? Ir kodėl bažnyčiai rašomas toks paraginimas ne pasigerti, bet būti pilniems šventosios dvasios? Ir kodėl vėl ir vėl žmogus turi būti pripildytas šventąja dvasia? Mes savo kasdienybėje dažnai pavargstame kūniškai, tai yra fiziškai ir psichologiškai. Ateina nuovargis, kažkoks nusivylimas, kažkokie troškimai, norai, svajonės ir dar kažkas. Daugybė norų būna iš mūsų kūno, nepatenkinti norai atneša liūdėsi ir žmogus nori liūdėsi numalšinti, džiaugsmą padidinti, ramybės padauginti. Nori, kad jo gyvenimas būtų prasmingas, jisai būtų kitų pastebėtas, nori būti laimingas ir tai bando išspręsti vyno pagalba. Tai čia toks ryškus pavyzdys vynas. Kiti muzikos pagalba, kiti pirkimo pagalba, kiti skrolinimo pagalba, kiti žvejybos, krepšinio, bendravimo. Ir vairiausiai kitokiais dalykais bando patenkinti, numalšinti tą viduje esantį skausmą ar kažkokį tai troškimą, bet jis niekaip kitaip nepatenkinamas, kaip tik tai Dievu, kaip tik šventąja dvasia. Jeigu aš pabūnu prie pečiaus pas save, mano pečiaus kaminas užsikimšęs labai dabar. Ir pavasarį, kai šilta lauke, trauka labai nedidelė, aš kuriu pečių ir visa patalpa, kur ta kurykla yra, prisipildo dūmų. Suodžių tokių dūmų ir aš grįžtu į kambarį. Atspėkit, kaip aš kvepiu. Kaip rūkyti lašiniai. Negenda. Pilna nosis, pilna burna, plaukai įsigeria, drabužiai, viskas. Kodėl? Aš būnu dūmų aplinkoje. Aš visas prisipildau dūmų. Plaučiai mano, drabužiai, plaukai, viskas būna pripildyti dūmų. Kai man liūdna ir aš pasileidžiu M1 ir klausausi M1, radio centrą, pasileidžiu YouTube, visokiausių muzikų, jaunimui tai labai aktualu, klausytis muzikos. Ir ten dainuoja angliškai, lietuviškai, korejietiškai ir dar kaip nors, dainuoja įvairius dalykus. Nukrito indas. Dainuoja, kad gyventi nesantuokoje vaikinui ir merginai yra nuostabu. Nuostabi meilė. Nuostabu susitikti, išsiskirti, susitikti, išsiskirti. Nuostabu vartoti svaigalus, jie nuobodulį išblaško, jie suteikia džiaugsmo, nuostabu. Ir ten dainuoja ir dainuoja. Ar ne taip sakau? Aš kiek suprantu angliškai, tai ištisai apie tai. Apie meilės ir seilės, kaip sakydavau. Ir kuom prisipildo žmogus, klausydamas ilgesnį laiką muzikos tokios. Tokios ir dvasios. Tokio dažnio. O tokio dažnio, tokio dvasios. Kai aš pabūnu kurykloje, kur dūmai,
nuo manęs smirda dūmais. Kai aš klausausi pastovi tokios muzikos, koks eina, čia jau ne kvapas, bet dažnis, koks eina nuo manęs. Tos muzikos dažnis eina nuo manęs. Dvasinis, čia dvasinis dalykas. Jeigu aš noriu, čia pakalbėjom apie tai, kai ką paklausom, pakalbėjom, kokio kvapo įsigeria, o jeigu aš prisigeriu vyno, arba narkotikų panaudoju, tai ko aš prisipildau? Alkoholį, arba svaigalų. Ir kas iš manęs išeina, kiti žmonės ką mato? Apsvaigėlį, neadekvatų žmogų, gyvenantį ne šioje realybėje. Paulius sako, būkite pilni šventosios dvasios, ne vyno. Kad būt pilnam šventosios dvasios, reikia būti atviram šventai dvasiai. Reikia būti pasiruošusiam pastoviai, kad šventosios dvasios būtų įpilta į mano stiklinę. Stiklinė turi būti švari, turi būti buvusi atgaila, kad į stiklinę būtų galima įpilti tas dvasios. Atsimenat tokį veikėją iš Seno testamento karalių Saulį, pirmąjį Izraelio karalių Saulį. Jisai buvo blogas karalius. Jis nepakluso Dievui, jis išsiaukštino, pasididžiavo ir atmetė Dievą. Bet vieną kartą jis persekiojo Dievo pateptąjį Dovydą. Jisai elgėsi labai labai blogai. Ir per pranašą buvo pasakyta, kad iš tavęs karalystė bus atimta ir bus duota kitam. Bet tam laikotarpyje Saulius vieną kartą pateko tarp pranašų, kurie pranašavo pilni šventosios dvasios. Ką Saulius pradėjo daryti? Pranašauti. Netgi tokioj vietoj, kur buvo tarp pranašų Saulius, jisai buvo pripildytas dvasios. Netobulas. Negeras. Mes pabūnam susirinkime kažkokiam ypatingam konferencijai, kažkoks momentas, kai Dievas mus paliečia ir pripildo mus dvasia. Įgaunam jėgų, dangiškų jėgų gyventi, atrodo, daugiau nebegyvensiu kaip gyvenau, bus viskas kitaip. Bet eina laikas, grįžtu namo, įsijungiu radijo centrą, nueinu prie pečiaus ir kas nutinka? Nėra dvasios. Dingo kažkur dangiškos galios, energija, ta troškimas gyventi kitaip. Pasauliu irgi staigiai išgaravo. Jis toliau nepranašavo, toliau persekiojo Paulių, šitą Dovydą ir žuvo galiausiai. Ir karalystė iš jo buvo atimta. Bet Dovydas tas, kurį jis persekiojo, elgėsi kitaip. Jisai nusidėdavo kaip ir Saulius, bet jisai grįždavo pas Dievą ir vėl sako, atnaujink mano dvasią. Netink savo šventosios dvasios nuo manęs. Savo psalmėse Dovydas gieda Dievui. Jisai norėdavo, kad ir susiteršęs, kad ir prisidirbęs, norėdavo sugrįžti pas Dievą. Norėdavo, kad Dievas jį pripildytų vėl ir vėl. Ir Dievas jį pripildydavo, kad jis galėtų vykdyti jo valią. Be šventosios dvasios Dievo valios vykdyti neįmanoma. Niekaip. Mes savo jėgomis galim vykdyti tik tai savo valią. Kur reikia būti, kad būtų pilnam šventosios dvasios? Kad turėtumėm jėgų gyventi, kaip Dievui patinka. Pas Dievą. Kur? Pas Dievą. Tai būsim pas Dievą vieną dieną tikrai. Viešpaties veido ieškoti. Bet konkrečiai vietoj, kur reikia būti? Taip. Kurioje vietoj mokiniai gavo šventosios dvasios? Kur nužegintų šventoj dvasia? Kai jie buvo susirinkę konkrečiu metu, konkrečioje vietoje. Susirinkę ne vyno gert, susirinkę ne apkalbų, jie meldėsi, susirinkę vienoje vietoje. Tam tikrų metų, kada Jėzus pasakė susirinkti. Per YouTube ne vieną kartą realiai nužengė šventoji dvasia. Širdį Dievo žengė per YouTube. Taip, reikia būti ten, kur tikintieji susirinkę.
kur skamba Dievo žodis, kur ieškoma Dievo. Ar įmanoma gauti šventąją dvasią klausant radio centrą? Ar ten sklinda dvasia Dievo? Radio centro dvasia bus. Ne, ten bus radio centro dvasia, ten jo šventosios dvasios nebus. Nebent tikintis įsidarbinti. Melskis, Lukai. Tikrai gali tai būti. Nebent tikintis įsidarbins. Nuo mūsų priklauso, kiek Dievo dvasia galės mus panaudoti šiandieną. Kad būt pilnam šventosios dvasios, reikia norėti būti jos pilnam. Reikia suprasti, kad man to reikia. Ir reikia būti tam tikroje vietoje, tam tikrų metų. Konkrečių praktinių veiksmų. Kad būt pilnam šventosios dvasios, reikia laukti susirinkimo kito, kuris bus. Džiaugtis tuo, kuris šiandien yra, ir laukti kito. Kad būt pilnam šventosios dvasios, per savaitę reikia išjungti visus kitus informacijos šaltinius, kurie mus tenkindavo. Ir reikia atskirti save Dievui. Dar yra tokia praktika, pasimelsti už tą susirinkimą kiekvienam. Būtinai. Arba ir vienas už kitą, kaip viskas keistųsi. Taip. Labai gaila, kad tai nedaroma praktiškai. Praktika turi būti. Save suimti į rankas. Taip, kai mes turim visi, kiekvienas vienas už kitą melstis, kada esame atskirai, kada nesam susirinkime. Melstis, tai reiškia skirti ir laiko tam. Mes skirime laiko savo kūno priežiūrai labai daug, savo kūno norų tenkinimui labai daug laiko. Bet reikia konkrečiai skirti konkretaus laiko, būtent melstis vienas už kitą. Ir melstis, kad šventoji dvasia pripildytų susirinkimo metu. Taip mes įgausime dvasinių jėgų. Aš atsimenu, konferencijos būdavo senais laikais, dar prieš 20 metų. Ir visi tikintieji iš Lietuvos važiuodavo į konferenciją. Ir kiek aš pažinojau savo brolių seserų tuo metu, kur važiuodavo, ir pats tą patį patirdavau. Aš grįždavau pilnas dvasios. Aš visiškai kitaip elgiausi mokykloje po konferencijos. Ir aš gyvendavau nuo konferencijos iki konferencijos. Nes tenais prisipildydavau šventąją dvasią. Dievas papildydavo tą indą kažkiek ir laiko einant, tada, kada pasišvęsdavau. Restorane atėjus, ta taurė, į kurią pila vyną, jinai būna skirta tik tai vynui. Jinai būna pašvęsta vynu. Aš kartuosiu ir kartuosiu, gal 3 kartus tą patį pakartosiu. Jinai būna pašvęsta vynu. Nieks nepila, padavėjas nepila vyno į lėkštę, nepila į bliūdelį, nepila į puodelį, nepila į šaukštelį. Būna taurė, kuria skirta tik tai tam. Ir jeigu norim atėję į restoraną, kad padavėjas ten įpiltų vyno, ta taurė turi būti paruošta tam. Šiandien Dievas mus kaip bažnyčia, kaip tikinčiuosius ragina pasišvęsti, atskirti save Dievui. Marija vieną kartą sėdėjo prie Jėzaus kojų ir klausėsi, ką Jėzus pasakoja, ką jisai kalba. O Morta darbavosi išsijuosusi buityje, ruošė valgyti, tvarkė namus, prižiūrėjo, kad Marijai ir Jėzui ir visiems svečiams būtų smagu, patogu, kad jie būtų sotus. O Jėzus pasakė, kai Morta priekaištavo, kodėl Marija neina jai padėti, sako, Marija išsirinko geriausią dalį. Jinai pasiliko prie Jėzaus kojų. Tai ką mums dabar nedirbti? Kas valgyt padarys.
Mums dabar reikia dirbti pilniems šventosios dvasios. Kada žmogus pilnas šventosios dvasios, jis darbe nevogia. Kada žmogus pilnas šventosios dvasios, jis mokykloje gerai mokosi, ruošia pamokas. Kada žmogus pilnas šventosios dvasios, jis nesikeikia, jis elgiasi kitaip negu visas pasaulis. O dabar atsiverskime Galatams laišką 3 skyrių. Nuo 2 iki 5 eilutės paskaitysiu. Galatai, kaip žinom, tikėjo Jėzumi Kristumi ir buvo užantspauduoti šventąją dvasia atpirkimo dienai, bet einant laikui pradėjo pasitikėti savo jėgomis ir buvo jau nepilni šventosios dvasios. Jiems reikėjo vėl būti pilniems šventosios dvasios, bet jie į dvasią nesikreipė. Jie savo jėgomis sprendė visas jų problemas. Ir Paulius vakar rašo: noriu jūs paklausti tik tai vieno dalyko, ar jūs gavote dvasią įstatymo darbais, ar klausydami tikėjimo. Nejaugi jūs tokie neprotingi, kad pradėję dvasia, dabar užbaigsite kūnu. Ar tiek daug iškentėjote veltui, jei iš tiesų būtų veltui? Ar tas, kuris jums teikia dvasią ir pas jūs darė stebuklus, tai daro per įstatymo darbus ar dėl tikėjimo klausimo? Kodėl Galatai buvo gavę dvasią? Dėl to, kad buvo geri labai? Dėl to, kad įstatymo laikėsi? Ne, jie gavo dvasią dėl to, kad patikėjo Jėzumi Kristumi. Per tikėjimą Jėzumi Kristumi. Jėzus Kristus šiandien yra gyvas. Jėzus Kristus šiandien veikia ir čia tarp mūsų. Jėzus Kristus šiandien nori dalyvauti mūsų gyvenime. Bet jisai gali dalyvauti mūsų gyvenime tik per savo dvasią, nes jisai yra dabar danguje. Vieną dieną mes jį pamatysime akis į akį, bet dabar jis yra danguje. Ir jisai veikia per savo dvasią, kai mes tikime. Mūsų tikėjimas iš Dievo žodžio klausimo. Mums reikia būti ten, kur yra Dievo žodis. Mums reikia ieškoti brolių, seserų, su jais bendrauti, priimti vienas kitą. Vienybė tarp krikščionių yra tik tai iš dvasios. Meilė tarp krikščionių yra tik tai dvasios vaisius. Tai ne mūsų nuopelnas, ne mūsų išugdytos savybės. Tai yra Dievo dvasios vaisius. Tik pilni šventosios dvasios mes esam viena tarpusavy. Tik pilni šventosios dvasios mes galime mylėti vienas kitą. Ir tik būdami pilni šventosios dvasios mumise gali augti dvasios vaisiai. Jeigu mes nesame pripildyti šventosios dvasios, mumise auga mūsų kūno vaisiai. Kaip pradžioje sakiau, neapykanta. Pyktis. Jeigu aš kaip Saulius tik tai susirinkime prisipildu dvasios, o iš susirinkimo išėjęs uždengiu savo stiklinę ir gyvenu, kaip man gyvenasi, nieko daug neužaugs iš to. Efeziečiams laiške 4 skyriui Paulius sakė, neliūdinti dvasios. Kurią esame užantspauduoti atpirkimo dienai. Kaip jūs manote, ar tėvas, kuris teikia tą dvasią, Dievas, kuris teikia dvasios, neliūdi, kai jis paaukojo savo sūnų dėl mūsų? O mes renkamės ne jį, o mes renkamės tai, kas mums atrodo svarbiau. Kaip tėvas išleidęs sūnų, mokinęs jį gyventi kaip reikia, parodęs jam visą meilę, mato, kad sūnus eina klystkeliais. Ar jisai neliūdi savo sūnaus? Ar neliūdina blogi sūnaus pasirinkimai tėvo, kuris myli savo sūnų?
Aišku, kad liūdina. Ar tėvas dėl to nori pasmerkti sūnų ir atsisakyti jo? Jokių būdų ne. Tėvas nori susigrąžinti savo sūnų. Mes skaitom Luko Evangelijoje parašytą palyginimą apie sūnų palaidūną. Netgi blogo sūnaus, kuris iššvaistė visą turtą tėvo, tėvas nepasmerkė, o laukė jo sugrįžtant. Mūsų ramybė, mūsų meilė, mūsų džiaugsmas, visas mūsų gyvenimas yra tik tai būnant su Dievu, tik būnant arti jo, tik pašvečiant save jam, tik būnant prie jo kojų. Kitur mes turime laikinus dalykus, kurie baigėsi. Taip, sūnus palaidūnas išėjęs į pasaulį, pabėgęs nuo tėvo, kurį laiką turėjo pinigų ir kurį laiką džiaugiasi. Taip ir pasaulyje žmonės, kurį laiką džiaugiasi, kol sveikata tvirta. Bet sveikata baigėsi ir džiaugsmas baigėsi. Netyrais santykiais jaunuoliai džiaugiasi, kol jaunuolis arba jaunuolė neišduoda vienas kito. Tada liūdi, tada ieško kito, nudega, dar kartą džiaugiasi ir dar kartą dar daugiau nudega. Žmonės bandydami numalšinti savo liūdesį alkoholiu, džiaugiasi kurį laiką, kol galva apsvaigusi. Bet po to vemia, miršta, trokšta ir kankinasi. Šis pasaulis negali mums suteikti kažko. Negali, jis neturi galios, bet šventoji dvasia gali. Galatams paskutinį eilutę perskaitysiu, Galatams laiškas 5 skyrius, 16 eilutė. Sako, sakau, gyvenkite dvasia ir jūs nevykdysite kūno geismų. Jėzus sakė, žodžiai, kurie aš jums kalbėjau, yra dvasia ir gyvenimas. Pabaigai, išjunkime radio centrą kartu su visais Facebookais, Instagramais ir dar kokiais nors gramais. Įsijunkime Dievo žodį. Ta pačiam telefone galima iš tikrųjų įsijungti, kad ir klausytis Dievo žodžio. Programėlė yra, galima įsijungti ir klausyti Dievo žodžio. Galima išjungti pasaulietinę muziką, kur dainuoja apie paleistuvystę, ir įsijungti šlovinimo muziką, kur garbinamas Dievas. Taip galima padaryti. Galima namie skirti 10 minučių, pabūti tyliai su Dievu ir pasimelsti. Galima namie pasiimti šventą raštą, atsiversti, pasakyti savo kūnui tylėk, sėdėk ramiai ir skaityti jį. Ir mūsų dvasia bus pamaitinta. Galima atskirti 2 dienas savaitę ir 3 dienas savaitę susitikti su tikinčiaisiais. Atskirti iš visų kitų mūsų rūpesčių. Ir jisai mus pildys šventąją dvasią, pripildys mūsų šventąją dvasią. Ir mes turėsime viską, ko mums reikia. Ir šlovinsime Dievą džiaugsmingą širdimi. Dievas ragina mus šiandien tai daryti. Šitais malonumų laikais, malonumų dienomis. Tikras malonumas ateina iš Dievo ir iš šventosios dvasios. Amen. Taigi pašlovinkim dar giesmę Viešpatį, prisiminsim tuos, kurie gimė dar šiomis dienomis. Ir neįsiskirstykime, pabendraukime, pasimelskime viens už kitą, išgerkime arbatos, pabūkime kartu ir svajokime, mąstykime apie sekantį mūsų susitikimą. Melskime, kaip ir kalbėjom, vienas už kitą.